Labas rytas, Lietuva. Artojaus skundas. O, silvartėli mano didžiausias, tai aš apleistas ant margo svieto, tiek turiu kęsti vargo, taip kieto, lyg už visus aš būčiau kalčiausias, pas anksti kėlęs pjauti einu pievas, pas taisau žagrę, pas ir akėjų, prakaitą savo prie darbo lieju. Taip kaip žmogui paliepia Dievas, o vienok žemė taip menkai dera, kad nė už darbą man negražina. Ir kiekvienas triūsas susigaišina. Rodos, Dievs davė ranką negerą, man vargingiausia jau dalis lieka. Aš prieš kiekvieną traukiuos iš kelio, neimu niekam menko krislelio, o mane skriaudžia laiko per nieką. Vienas lyg erkė prakaitą mano, siurbia ir lobsta, to nepakanka. Da į kišenių įkiša ranką, apvagia, apsuk, kaip kas išmano. O čia pilvočiai, ponai visoki, tik kraujų mano, vien išmaitinti. Žmogum nenori mane vadinti, niekint ir spardo lyg šunį kokį. O silvartėli mano didžiausias, tai aš apleistas ant margo svieto, tiek turiu kęsti vargo, taip kieto, lyg už visus aš būčiau kalčiausias. Broli, skundais tik, mokslas atsako, nenuvarysi dvasios sunkumą ir neišrausi dagių nuo tako, eik šen pas mane, rasi ramumą. Aš išmokinsiu žemę priveikti, kad užderėjams būtų geresnis. Nepatingėsiu rodą suteikti, kad kiekvienas triūsas būtų spartesnis. Aš tau išreikšiu mintį piktųjų, kur tik išgriebt, ką iš tavęs tiko. Aš tau žabangas perspėsiu jųjų, jokio neslėpsiu pikto dalyko. Aš išvažiuosiu, kad tai ir monai, jei ponų save esant kas mena, kad visi sviete lygus ir ponai, nes visuos lygiai Kristus gyvena.